Kitas įdomus dalykas, kuris skiria GNLD nuo kitų firmų, yra toks, kad 90% ir daugiau visų firmų neturi mokslinės patarėjų tarybos. Dažnai jūs galite pamatyti, ir jūs jau turbūt susidūrėte su tuo, kad kažkas pamato naują produktą ir jis yra labai gražiai pateikiamas, kad tai buvo sukurta šio nuostabaus, žymaus daktaro. Ir jeigu aš užminiau dabar ant kažkieno nuospaudos, prašau atleiskite man, aš tai ir norėjau padaryti. Nėra tokio daktaro, kuris galėtų paimti žaliavą ir padaryti tai užbaigtų produktų. Aš nežinau tokio daktaro, kuris gali paimti kietas morkas, sultingus persikus ir špinato miltelius ir patalpinti tai į vieną kapsulę. Mes, GNLD, žinome tai ir aš vadinu tai mokslo menu. Mes turime mokslinę patarėjų tarybą, daktarą John Miller ir kitus, kurie gali paimti tas neapdirbtas žaliavas, sudėti jas kartu ir išbandyti. Ir ką dar mes turime, kas yra neįprasta ir daugelis firmų to neturi. Bet mes turime savo laboratoriją, kur mes galime analizuoti kiekvieną produktą nuo pradžios iki galo. Ir tai yra GNLD skirtumas. Ir jums reikėtų palyginti mūsų firmą su kitomis. Aš negaliu sakyti, kad jos yra nesąžiningos, bet aš galiu pasakyti, kad jos yra naivios, aš galiu pasakyti, kad jos neatlieka savo namų darbų ir jos turi pasikliauti kitų žiniomis, ką kiti joms sako. Aš negaliu jomis pasitikėti, nes jos neturi mokslinės patarėjų tarybos, kuri galėtų ištirti produktus nuo pradžios iki galo. Visa konkurencija, sakykime geriau beveik visa konkurencija, su kuria mes susidurėme, tai yra firmos, kurios nusiperka kažką iš vienos didelės statinės, supilsto viską į mažus gražius buteliukus, uždeda nuostabes etiketės ir niekada nepatikrina tų produktų jokioje laboratorijoje, kad įsitikintų, ar nėra užkrėsti tie produktai, ar sudėtas teisingas kiekis tų medžiagų. Mes galime padaryti visą tai. Vėl kitas GNLD skirtumas. Mes turime 24 mokslininkus, kurie paremia mokslinę patarėjų tarybą. Mes turime visus reikalingus įrankius. Mes žinome, kaip pradėti nuo pradžių ir kaip išvystyti galutinį produktą. Taigi beveik visi, aš noriu teisingai pasakyti, ne visi, bet dauguma šitų produktų buvo pradėti nuo pat pradžių ir mes patys juos pagaminome. Mums nereikėjo nusipirkti didelės statinės ir išpilstyti mažus buteliukus. Ką aš bandau pasakyti? Kad yra labai daug produktų rinkoje, kurie nėra realūs. GNLD turi sąžiningus produktus. Ir jeigu jūs nematote dabar tų produktų, jūs greitai matysite, kaip vyksta konkurencija su tokiais nuostabiais atradimais. Aš noriu išvardinti keletą iš jų, kad perspėti jūs, jie atsiras greitai Suomijoje ir Šiaurės Europoje. Ir įdomu tai, ką aš dabar ruošiuosi pasakyti, kad nei vienas iš šitų produktų, kuriuos aš paminėsiu, nėra kilęs iš maisto. Nei vienas iš šitų produktų, kuriuos aš paminėsiu, nėra realus. Bet jie bus parduodami. Ir kai kurie iš jūsų draugų pasakys, kodėlgi jūs neturite tokio nuostabaus produkto, nes pažiūrėk, koks realiai nuostabus jis yra. Aš paminėsiu tik tai keletą iš jų. Pamirškite mokslą dabar ir chemiją. MSM. Kiekvienai ląsteliai reikalingas MSM. Ir kiekvienai ląsteliai trūksta sieros ir todėl reikia vartoti MSM. Tai nėra sąžininga. Nėra jokio MSM ląstelėse. Jokiai ląsteliai nereikia MSM. Bet etiketė ant buteliuko teigia, kad 80% ląstelių negali normaliai veikti, jeigu neturės MSM. Aš turiu bukletą čia apie artritą.
Galiausiai prasiveržimas, atradimas artrito problemai. Čia pasakyta, kad žmonėms sergantiems artritu reikia ir jiems trūksta setilo alkoholio jų ląstelėse. Bet nėra jokio setilo alkoholio ląstelėse. Bet jie sako, kad yra ir kad jūs turite pirkti šį atradimą artrito problemai spręsti setilo alkoholį. Tai nėra realus dalykas. Aš turiu keletą kitų bukletų čia. Stebuklingos medicinos tabletės. Yra atlikta tikrų tyrimų. Yra tokia cheminė medžiaga EDTA, kuri yra naudojama suleidžiant ją į venas, kad išvalyti užsikimšusias kraujagyslės. EDTA yra prieštaringas produktas ir su juo buvo daroma daug eksperimentų. Dabar firmos parduoda EDTA piliules vartoti jas su maistu. EDTA negali absorbuotis organizme, vartojant jį per burnos ertmę. Tai turi būti suleidžiama per venas. Šitos firmos teigia, kad šis produktas padės jums išvalyti užsikimšusias kraujagyslės, bet jie nepasako jums, kad jis turi būti naudojamas suleidžiant į veną ir kad naudojant per burnos ertmę tai yra 100% neefektyvu ir nenaudinga. Tai greitai pas jūs pasirodys. Yra įvairiausių kitų produktų ir nuostabiom etiketėm ir ant visų parašyta natūralus produktas. Ir vienas iš jų yra melatonas, bet nėra natūralaus melatono. Visa tai yra sintetinis produktas. Etiketė sako, kad tai natūralu. Ar jums reikia to? Ne. Koloidalo mineralai yra parduodami Amerikoje ir kitose pasaulio šalyse ir jie galbūt atkeliaus čia. Šio produkto sudėtyje yra tam tikri mineralai, kurie paveikia kūną, bet jo sudėtyje yra 1000 kartų daugiau aliuminio negu visų kitų mineralų sudėjus juos drauge. Etiketės to nepasakys. Alzheimerio liga yra susijusi su aliuminiu. Jūs nenorite vartoti papildomai aliuminio, bet koloidalo mineralų propaganda yra tokia nuostabi, bet tai nėra realu. Aš jums bandau parodyti GNLD skirtumus. Mes turime reikalų tik su sąžiningai naudojamais produktais ir pas mus nėra jokių surogatų. Ir jeigu šių produktų, kuriuos paminėjau, dar nėra pas jūs prekyboje, jie greitai atkeliaus ir į Šiaurės Europą. Būkite pasiruošę tam. Mes turime būti atsargus su tais gražiais žodeliais. Aš parodysiu jums keletą. Neįtikėtinas atradimas. Jeigu išgirsite neįtikėtinas atradimas siūlant kažkokį produktą, ignoruokite tai. Medicinos stebuklingos tabletės. Jeigu išgirsite stebuklingas bet kokiuose produktuose, ignoruokite tai. Nėra jokio stebuklo. Paslaptinga formulė. Ignoruokite tai. Tai yra dusgenantys žodžiai, kurie yra naudojami, kad įtikinti žmonės, kad yra kažkas neįtikėtino tame. Nepaprastas atradimas. Nėra jokio nepaprasto atradimo. Tai visada yra sunkus ir atsargus darbas su produktais. O man tai labai patinka. Šis produktas yra naudojamas 1000 metų. Ir keletą kartų aš mačiau tai indiškose produktuose iš Indijos. Žinote, jie negyvena taip ilgai, kad susidurti su ilgamžiškumo problemomis. Vidutinis indo amžius yra 60 metų, o kai kuriuose Kinijos srityse jie gyvena vidutiniškai 40 metų. Jie neturi tokių senatvės problemų ar ligų, nes jie negyvena pakankamai ilgai. Tai kaip jūs galite turėti 1000 metų įrodymą? Aš nežinau.